įdomu buvo. Gal kokią galit pasiūlyti temą kitam kartui? Kas būtų aktualu Jo, sužinoti? nepykit. Taip. Šiandien, kas liečia atlygį, kas klausysit pirmą kartą yra, jūs pirmą kartą, ne? Jūs ne pirmą kartą klausysit apie atlygį, ne? Gerai, nors, bet įdomu jums? Įdomu. Liuks, labai man patinka. Recording in progress. Čia gerai matosi, ne? Tai sveiki, visi, kas jau daug kartų girdėjot, nieko dar kartą paklausysite, nes kiekvieną kartą vis išgirsit kažką kito. Tai Yes Global kompanijos atlygis yra ypatingas tuo, kad jisai yra hibridinis ir, kaip aš sakau, labai puikiai priderinta prie produkto veiksmingumo, prie produkto kainos ir tas atlygis atitinkamai, nes yra daug pavyzdžių, kada atrodo kaip ir neblogas produktas, bet nuo jo tas komisinis būna nedaug ir atrodo, tu vos netonom turi parduoti ir nesijaučia to atlygio. Tai pas mumi iš tikro tas balansas yra ir labai stipriai jaučiasi. Tai šiandien trumpai po biškį apie kiekvieną. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą ir tie, kurie žiūrit Zoom'e, ir tie, kurie sėdite salėje. Kas jums šiandien dienai iš šitų klausimų yra svarbiausias? Sveikata, girdžiu, ačiū. Kas dar? Laikas sau. Gerai, ačiū. Kas dar? Kas? Taip, girdžiu, Zita sako visos, aš tai sakau viskas, tai yra kačių maistas ir jisai nieko neapibūdina. Ne? Va. Tai bet, kodėl aš klausiu šiandien, kas yra svarbiausia? Nes mes ateinam visi su skirtingais poreikiais. Ne? Žmogus, kuris turi sveikatą, gal jam šiandien dienai yra susitvarkyti finansus, gal pasiraugantis vaikai, vaikus į mokslus reikia išleisti, ne? Mes visi turim skirtingas situacijas. Bet kodėl aš esu išvardinu šitus punktus? Realiai gyvenime mes kiekvienas su jais susiduriam ir dirbant ypatingai tinkliniai rinkodaroj, šitie visi punktai mes norim, nenorim, per juos praeinam. Ir patikėkit manim, kada jūs pradeda dirbti, uždirbti, jūs pajaučiat, kad jūs turit savo verslą, jūs turit naujas pažintis, jūs turit bendruomenę, jūs turit augančias pajamas, turit galimybę padėti kitiems ir tas ratas užsisuka ir jūs net nepajaučiat, kad jūs jau taip gyvenat. Palaipsniui ir ta sveikata susitvarko, dėl ko, pavyzdžiui, kažkuris žmogus atėjo ir jau jisai pamato, kad eiliškumas jau kaip ir yra. Dabar, kaip ir minėjau, atlygio planas yra hibridinis, ar dar nespėjau pasakyti, tai vat būtent mane tas labai žavi, kad mes turime ir linijinį, ir binarinį atlygio planą apjungtą kartu. Jie realiai viens be kito neveikia. Pas mus yra 8 punktai: pakvietimo bonusas, registracijos bonusas, atnaujinimo bonusas. Šios išmoka iš karto, tą pačią minutę, kai vyksta pardavimas. Binarinį bonusą mes gaunam ant rytojaus iš ryto. Matching bonusas ir linijinis bonusas yra mokamas vieną kartą mėnesyje, ne dėl to, kad kompanija nenori jums sumokėti, kartais žmonės taip sako, o dėl to, kad yra supliusuojama viso mėnesio rezultatai, ką padarė jūsų asmeniškai komanda. Ir jeigu tos komandos yra daugiau, pradžiai būna jos mažiau, paskui padaugėja, tai viskas supliusuojama ir šitas bonusas, tiek matching bonusas, kuris yra jau nuo partnerių uždarbio mokamas mums, ir linijinis bonusas, tai yra mūsų pakartotiniai pirkimai, kuriuos kompanija irgi moka mums net iki 10 gilio, net 95% tinklaina.
iš PV taškų, tai tikrai yra ką paskaičiuoti. Tai šie yra mokami vieną kartą į mėnesį, pačią pirmą mėnesio dieną. Toliau lyderiavimo bonusas, kurio anksčiau nebuvo, kompanija jį pridėjo. Tai jisai yra tada, kada mes padarom rangą. Rangą mes asmeniškai, rangas pas mus labai išskirtinai negu kitose kompanijose. Pas mus yra jisai priskiriamas tik tai nuo jūsų uždarbio, ne nuo apyvartos. Labai pastebėjau kitose kompanijose, kai paklausė, kaip tau sekasi, kiek tu uždirbi, ir žmonės, kad atrodytų didesnis skaičius, sako kompanijos apyvartą, kokį jie per mėnesį apyvartą padarė. Bet tai koks man skirtumas ta apyvarta? Man įdomu, kiek aš nuo tos apyvartos uždirbau, ne? Tai aš realiai net neskaičiuoju savo apyvartos ir man yra procentai, kiek kompanija moka ir mano rezultatas yra mano uždarbis. Tai pas mumi lyderiavimo bonusas yra būtent nuo asmeninio uždarbio, ką aš jau turiu, ne taškais, ne produktais, ką aš turiu uždirbtą, ir yra tam skirtas komisinis dar papildomai prie tavo uždarbio. Labai daug yra tų rangų pas mus. Ir valiutos bonusas pas mus, tai šitas lyderiavimo bonusas yra išmokamas, kaip tik tai padarai tam tikrą rangą, kvalifikaciją, sekantį mėnesį maždaug iki 10 tau įkrenta komisinis. Šitas komisinis įkrenta į savalit piniginę ir jisai nesiskaičiuoja prie bendros apyvartos. Visi kiti komisiniai mums skaičiuojasi prie bendros apyvartos, prie mūsų augimo ir prie rangų pasiekimo. 8 valiutos bonusas mes rašom, jisai kiekvienam iš mūsų įsigalios po 3 metų. Tai aš manau, kai mes būsim Malaizijoje, būtent šitą bonusą jau aptarsim su kompanija, kad tiksliai galėtume įvardinti, kaip jisai atsispindės, bet tai irgi jau bus pasyvios pajamos. Tai galiu pasakyti, kad tikrai labai įdomus atlygio planas, tie, kas dirba jaučia, ne? Bet šiandien aš pakalbėsiu apie pagrindinius 4, pristatysiu gerai, kad jums nebūtų per daug. Tai pirmiausia, kas pas mus yra labai patogu, kad kiekvienas partneris už 108 eurus gali įsigyti vieną iš startinių rinkinių ir pradėti labai paprastai ir tampa jisai privilegijuotų klientų. Kodėl? Kodėl privilegijuotas, ne? Todėl, kad jisai gauna 3 produktus, pasirenka kokius savo sveikatai, jisai gauna asmeninį kabinetą ir prieigą prie uždarų grupių, kur dalinamės išplėstinį informaciją apie sveikatą ir galimybės, bet kas dar svarbiausia, jisai lygiai taip pačiai, kaip verslo partneriai, gauna visas nuolaidas, akcijas ir galimybę vystyti verslą patį paketą pasikeliant. Tai man labai patinka, kad pas mus žmonės, kurie ateina ir prisijungia kaip klientai, jie nėra ignoruojami, jiems yra sąlygos suteiktos labai panašios, kaip ir tiems, kurie iš karto ateina į verslą. Kaip ateiti pas mus į verslą, tai yra jau galima pradėti dirbti, pradėjus su 12 produktų. Tai builderis paketas, 12 vienetų, 430 eurai, produktus pasirenkat kokius norit. Ir pionier, kaip aš sakau, verslą pradėti geriausia yra nuo pionieriaus. Ir daugelis galvoja, kad mes čia šiaip savo sugalvojam, bet kai ateina, pabūna, supranta, kad vis dėlto pradėti verslą yra geriausia nuo pionierius, jeigu jūs planuojate dirbti. Tai jūs gaunat ne 26 produktus, pasirenkat kokius norit produktus ir jau faktas, kada jūs pradeda dalintis informaciją, jūs jau turit produktus ir jūs jau iš karto galite pradėti dirbti ir susigrąžinti savo pinigus. Pionierius paketas turi ir labai daug kitų privilegijuotų punktų.
Šiandien gal visų neįvardinsiu, bet tai tikrai labai didelis skirtumas tarp lyderių ir pionieriaus. Ir jeigu žiūrėti šitą mintį, kad mes neregistruoti partneriai produktus perka po 40 eurus, tai po registracijos jau jisai gali įsigyti produktą už 30 eurų, ne? Tai skirtumas maždaug 40% pelno. O kas yra mūsų pelnas? Ko neišleidome, tai yra mūsų pelnas, ne? Tai va, tai jisai tokiu būdu gali turėti skirtumą ir parduodamas, ir sutaupydamas. Pirmi du komisiniai pakvietus į komandą verslo partnerį, jeigu jūs atėjote ir pradeda dirbti, jūs esate verslo partneris, tai jeigu jūs pasikviesit lyderį, tai gausite 22,95. Čia parodysiu, čia matosi tik tai du komisiniai. Tai yra už duomenų suvedimą ir už patį paketą. Jeigu jūs pasikviesit pionierių, jūs gausite 253. Ir pažiūrėkit skirtumą. Ar ne? Skirtumas yra tikrai nemažas, o dirbti vis tiek reikia taip pačiai su to žmogum. Ar jisai su paketu, ar su pionierium, tu vis tiek turi darbą padaryti su žmogum, viską paaiškinti, parodyti, kad jisai suprastų. Tai, o jeigu ateis žmogus su viduriniu paketu, jisai jūs gausite 100 eurus. Tai čia yra du komisiniai, tai vat, pavyzdžiui, kad ir tie 250. Nuo jūsų gali priklausyti, kiek jūs tų partnerių, pavyzdžiui, per mėnesį pakviesite, 4 jau turėsite 1000 pajamų. Tai čia tik iš 2 komisinių, o dar kur binaras, apie jį pakalbėsim. Tai binarė, kaip atrodo mūsų tas pats komisinis binarė, kaip ir sakiau, pas mus yra linijinis ir tie patys žmonės statosi į binarą. Vienas į kairę, kitas į dešinę. Čia padariau tokį pavyzdį. Įsivaizduokit, jūs esate viršui. Ir jau vienoj pusėje pas jūs yra pristatyta taškų, pavyzdžiui, 15, čia visi šitie žmonės užsiregistravo tam tikrais paketais ir gali būti, jie nėra jūsų asmeniniai, bet šitie taškai jums vis tiek skaičiuojasi. Jie niekada nedingsta, niekada nenusinolina, o dešiniai pusėje, kai tik atsiranda, pavyzdžiui, pastatysit jūs pionierių dešinę pusę, ką tai reiškia? Jisai ateis su 700 CV taškų. Iš čia nusiminusuos, nes atsiranda pora ir jūs gausit komisinį. Tai yra binarinis komisinis, 93,60. Jeigu aš prieš tai kalbėjau 2 komisinius už paketą, tai čia yra jau binaras, kada atsiranda pora. Dėl ko man patinka, kad tai yra binaras. Aš niekada neįčiau į kompaniją, kurioje nėra binarų. Nes tai yra jau papildomos pajamos. Už paketus visą laiką mes ir taip gaunam, o binarą tikrai ne visą laiką gaunam. Tai jeigu jūs pastatysite bulgerį, jūs gausite 43 eurus, jeigu lyderiukas atsistos žmogus, jūs gausite 10 eurų. Ir dabar atkreipkite dėmesį. O čia va šitą momentą labai svarbu. Jūs šitą komisinį gausite net tada, kai ne jūs užregistruosit šitus partnerius. Bet įsivaizduokit, čia pas jūs viršų jau yra partneriai, 3 ar 5, visai nesvarbu. Čia šitą kojo jau daugiau taškų, o dešiniai kojo mažiau. Bet tai jūsų jau komandos partneriai. Ir jie, pavyzdžiui, va šitas viršų pionierius ir šitas builderis, jie pradeda statyti. Ir jums visai nesvarbu, ar jie į dešinę pastatys, ar jie savo į kairę pastatys, jūs vis tiek gausite šitą komisinį. Jūs atsikeliat ryte, kažkas iš komandos užregistravo ir žiūrėk, pas jūs įkrite 93 eurai. Tai va, o jeigu jūs patys statot tą partnerį, tai jūs dar, kaip ir prieš tai rodžiau, kada užregistruoja pionierių, dar gauna 253. Tai va, kada jūs esate pionierius ir į mažesnę koją pastatot pionierių, jūsų komisinis siekia iš viso 347 eurus. Tai tokius, aš nežinau, kur dar moka daugiau. Tai va,
Jeigu jūs bilderį pastatot, tai gausite 145 eurus, nes šitą žalį išmoka tą pačią minutę sumą, o 43 binarų įkris ant rytojaus. Ir jeigu pastatysit lyderiuką, bus 32 eurai, beveik 33. Tai va, tai ir visai, kaip ir sakiau, binarę jau stato komandiškai partneriai. Jeigu asmeninius partnerius mes patys registruojam, bet tas asmeninis partneris atsiranda arba kairiai, arba dešiniai binarė ir jūs jau gaunat papildomai. Dabar čia tokią padariau dar skaidrę visus komisinius 3. Čia nėra 3 komisinio, kada mes darom paketo atnaujinimą. Tai čia yra registracija, duomenų suvedimas ir binaras. Ir jeigu jūs esat pionierius ir įsivaizduokit, jūs užregistruojat 2 pionierius. Ar jūs tai per savaitę padarysit, ar jūs per dieną, ar jūs per mėnesį, ar per pusę metų, visai nesvarbu, nes niekas niekada nenusinolina. Pradžiai gal vieną pastatysit, gausit tuos 253 ir paskui pastatysit kitą ir iš viso jūsų komisinis bus 600. Tai va 2 tokias poras per mėnesį pasidarai, jau papildomai 1200, ne? Bet čia jau turi būti, čia kalbu apie asmeninius. Dabar jeigu jūs esat builderius ir užregistruosit pionierių, aš niekada nerekomenduoju šito daryti, mano komandoje nėra tokių partnerių, kurie patys yra builderių, o registruoja už save aukštesnį paketą. Kas vyksta? Žiūrėkit, kokią jūs gaunat sumą. Matot? Užregistravo tos pačius paketus. Bet kadangi jūs esat builderis, jums atsideda 140 eurų į upgrade sąskaitą. Ką tai reiškia? Jūs iš jos galėsite tik tai tada paimti, kai builderį nuspręsit pakelti pionierių. Tie pinigai nedings niekur, bet jūs negalėsit jau nei pirkti produkto, nieko daryti. Tai aš labiau linkus pirmiausia savo pasikelti. Visą laiką partneriams sakau, jeigu jūs norite dirbti, pirmiausia pasikelkit, pas mus yra galimybė pasikelti ir visai nesvarbu sumokant skirtumą, bet, pavyzdžiui, 936 atima 432, jūs dasimokat skirtumą, gauna dar 14 produktų ir jūs tampat pionierių. Ir tada jau registruokit pionierius iki valios ir gaukit visą laiką po to 600. Tai va, jeigu jūs esat lyderis ir užregistruojat pionierių, komisinis jums iš karto, kuriuos jūs pinigus galėsit įkris 269, likusieji pinigai irgi eis į upgrade sąskaitą. Ir čia lygiai taip pačiai noriu, kad pamatytumėt, jeigu esat pionierius, builderius registruojat, tai vat bendra suma kokia gausis. Jeigu builderius, jisai beveik tą patį gauna. Jeigu lyderis registruoja builderius, jisai lygiai taip pačiai dalį pinigų jo eis į upgrade sąskaitą. Ir va čia, aš sakau, aš norėjau, kad jūs pamatytumėt, kokie yra skirtumai su tais pačiais paketais, kaip atrodo. Ir dabar atkreipkite dėmesį. Jeigu žmogus nusprendžia, nepirksiu, sako, aš to pionierius, dirbsiu su lyderiu, tai jisai tuos pačius 6 paketus žmonės užregistravęs iš karto gaus į sąskaitą 485, o pionierius 905. O padarys tą patį darbą. Matot, skirtumas koksai. Todėl verslo paketas ir yra verslo paketas, bet tikrai mes drąsiai sakom, kad galima pradėti nuo lyderio, paskui pasikelti iki builderio ir pasikelti iki pionierius. Tai va, jeigu pasižiūrėtumėt skirtumą dar 905 ir 485 plus 322, jūs pamatysite, kad čia dar 100 eurų vis tiek išeina mažiau. Tai va, tai visą laiką rekomenduojam, jeigu jau ateinate į verslą, pradėti nuo pionierius arba kuo greičiau pasikelti. Tai ką jūs gausite pradėję veiklą? Tai pirmiausia, jūs gausite unikalius 100% natūralius
produktus, realų sveikatos stiprinimą ir savijautą. Mes kas mėnesį darom atsiliepimų vakarus, yra daug įrašų, galit paklausyti, galimybę padėti savo ir savo šeimai, aplinkiniams žmonėms, papildomų pajamų srautą galit susikurti, mokymus ir visą reikalingą medžiagą darbui irgi jau esam nemažai paruošę, dar ruošiam stiprią bendruomenę, kuri palaiko, padeda, rodo pavyzdį, nuolat vykstančius seminarus mes turime galimybę ir su gydytojais turėti ir reguliarius produktų ir galimybių pristatymus per Zoom. Tai viskas, ką jūs galite turėti ir kas yra labai gerai, kad jums nėra jokios įtampos, jūs galite dirbti čia savo tempu, netgi ir turint pagrindinį darbą, už tai, kad atlygio planas antiek unikalus, kad jūs niekada nieko neprarasite, o visą laiką tik tai gausite. Tai jeigu jums įdomu daugiau informacijos apie kitą atlygio planą ar produktus, kreipkitės į tą žmogų, kuris jums davė šitą video arba pakvietė į šitą pristatymą. Recording stopped. Viską sustabdžiau.